pasidarė geriau, bijau, bet ko bijau, fobijas įvardėjau ir tapo lengviau. Bijau prarast žmogų mylimą, bijau būt rastas, suviniotas sakydama baimė kilimais, mėginu genys, kuris kapoja ir kartoja. Sportininkų mes siunčiame 71, visa delegacija yra 100 žmonių, dalyvaujame 12 kartą pasaulio universiadoje. Į Koreją vyksta mūsų sportininkai jau 3 kartą, vieną kartą buvo pasaulio vasaros universiada, vieną kartą buvo žiemos universiada. Tikrai surinko pačius geriausius sportininkus, praktiškai tą, ką turim geriausią, ir vėlėmės, kad jie nenuvils, o kaip ten bus matyti. Irkluotojai patys geriausiai važiuoja, tiek praeitą universitetą laimė aukso medalius, lengvatiečiai irgi patys geriausiai, kai viena dzinzelitaitė nevyksta, o daugiau krepšinio rinktinė yra praktiškai antra nacionalinė rinktinė. Gal per drąsiai pasakysiu 3-tuką, nes praėjusioj universiadoj buvau 3, užpraėjusiai buvau 4, tai tikiuosi gal dar pakilsiu bent vieną vietelę į viršų. Ką ta pati universiada tau reiškia? Ar tai tik kažkokia stotelė, kažkokia galimybė dar toliau ar ne? Tai yra vienas svarbiausių varžybų šiame sezone ir tai yra tikrai, kaip čia pasakyti, tai yra stotelė taip, nes aš noriu įsivykdyti ir normatyvai pasaulio čempionatą ir į Rio de Janeiro olimpinės žaidynės, tai yra labai svarbios man varžybos. Rankinės pirmą kartą universiados programai. Ar vėliau jis bus ar nebus, nežinau, čia priklauso turbūt nuo šeimininkų, bet nusiteikia rimtai, nes beveik 2/3 nacionalinės rinktinės narių yra studentai, taip kad mums čia geras pasirengimas, universiada geras pasirengimas vyrų rinktiniai tokia. Ir iš kitos pusės universiadai pasirengimas per mūsų dalyvavimą Europos čempionate buvo, per visur, taip kad manau, kad ruošėmės tikrai neblogai ir šiemet rinktinė nuo pradžios sezono vis gerina savo formą, meistriškumą, taip kad tikimės gerų rezultatų, tačiau kai niekart nedalyvavę studentų varžybose, tai nežinom kokio pajėgumo yra iš tikrųjų Rusijos, Turkijos rinktinės. Gali visko būti, taip, bet žiūrėsim, reikia eiti ir kovoti.